Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai. Šeštosios PP ministrų konferencijos darbotvarkėje numatyta eilė svarbių klausimų. Pirmiausiai norėčiau apsistoti prie prekybos palengvinimo klausimo. Šiame dėrybų raunde būtina patobulinti PPO taisyklės tranzito laisvės, rinkliavų ir formalumų susijusių su eksportu ir importu, prekybos reglamentų skelbimo ir administravimo srityse. Prekybos palengvinimas leistų taikyti visiems vienodai griežtas muitinės procedūras, vykdyti konsultacijas ir informuoti prieš įvedant prekybos reglamentus visus PPO dalyvius ir duoti naudą visoms prekiaujančioms šalims. Antras aspektas – tai kiti klausimai, kurių diskusijų realaus sprendimo negalime tikėti šioje konferencijoje, tačiau privalome pradėti apie tai diskutuoti. Tai PPO taisyklių peržiūrėjimas įvedant socialinius ir darbo bei aplinkosaugos standartus. Suprantama, kad daugelis PPO šalių, turinčių žemus darbo ir aplinkosaugos standartus, nenori šių klausimų diskutuoti, nes jos, lyginant su aukštesnių standartų šalimis, praras konkurencingumą. Galbūt anksčiau galima buvo nekreipti tai dėmesio, tačiau nuo šių metų pradžios Kinijai agresyviai veržiantis į pasaulinės tekstilės ir kitų produktų rinkas, aukštų darbo ir aplinkos standartų šalis pralaimi konkurencinėje kovoje. Jeigu kalbame apie prekybos liberalizavimą, tai turime kalbėti apie vienodas sąlygas prekybai visoms šalims. Todėl anksčiau ar vėliau teks apie tai kalbėti. Prekyba ilgai negalės būti traktuojama kaip savarankiška, atsieta nuo gamybos, nuo darbo saugos ir aplinkos saugos. Matyt, reiktų pagalvoti apie sprendimų priėmimo būdų PPO pakeitimą. Idant galima būtų išvengti šalių grupinių interesų gynimo, diskusijų ir sprendimų priėmimo blokavimo. Ačiū.